nuo šių metų mes informatiką ar, sakykime, kompiuterinį raštingumą nedarom privalomą. Tai yra, pirmą kartą buvo visi įstoję testuojami ir nustatomas jų kompiuterinio raštingumo lygis. Pats testas, jo rezultatai parodė, kad abiturientai, jau mūsų pirmo kurso studentai, yra neblogai pasirengę ir tikrai žymiai didesnėje pusėje yra raštingi ir jiem nereikės laikyti, o kitiems tai bus kaip pasirenkamas dalykas. Kitas momentas yra tai, kad pasiliekama galimybė studentams po pirmo kurso pereiti iš vienos studijų programos į kitą, žinoma, nustatant tam tikras apimtis, pagal reglamentą leidžiama iki 10% tą judėjimą. Tai reiškia, kad studentai įstoję per pirmuosius metus gali pamatyti, jeigu jiems labiau artima yra kita studijų programa ir jeigu jis pamėgins vieną ar kitą dalyką ten studijuoti, tai dalyvauti po pirmo kurso konkurse keičiant studijų programas. Ir, žinoma, norėtume dar atkreipti dėmesį į neakivaizdinių studijų organizavimą, nes šių metų stojimas parodė, kad neakivaizdinės studijos yra populiarios, konkursai didėja. Tai reiškia, kad žmonės derina darbą, aktyvią darbinę veiklą ir studijas, ir todėl pats studijų organizavimas, medžiagos pateikimas, jis bus tikrai peržiūrėtas ir, manau, po naujų metų kiekvienas studentas turi gauti tą medžiagą, kurią jis galėtų studijuoti, o ne, kaip ir anksčiau dažnai buvo kalbama, kad tai tik paskaitos metu perteikiama. Studentas turi pats mokintis studijuoti, nes mokymasis universitete ir yra ne perteikimas žinių, o žinių ėmimas, žinių gavimas. Tokia intencija mėginsime ir motyvuoti studentus. Studijų brangimo jokio nebus. Net priešingai, šiais metais mes galvojam apie tai, kad studentas rinkdamasis gretutinę studijų programą jau mokėtų mažiau nei anksčiau, nes visgi parengimas universitetinis reikalauja perteikti ne tik tai pagrindinę programą, kurią pasirinko, bet ir gretutinių programų pagrindus gauti, nes tai yra vėlgi tam tikra galimybė pabaigus studijas dirbti darbą kitoj vietoje. Nuo šių metų mes įdarbinam keletą užsienio profesorių, netgi vienas katedros vedėjas pradeda dirbti nuo rudens. Užsienietis atvykimas užsienio dėstytojų išties yra reikšminga tokia parama, patirtis bendraujant su jais, ir vieno kito užsieniečio atsiradimas katedrose suteikia galimybės mūsų dėstytojams gauti naujus metodus, naujas formas. Ši nuostata, tarptautiškumo nuostata, ši dimensija universitete yra prioritetinė. Tai lyg tai mes pradedam studijų procese, bet manytume, kad ateityje netgi universiteto administracinėse tam tikrose struktūrose turėtų atsirasti užsienio patyrusių, kompetentingų darbuotojų.